Labadiena. Pasaulio akcijų rinkose kiek sumažėjo nerimas ir indeksai fiksavo teigiamus pokyčius. Europos biržose nuotaikos pagerėjo popiet. Kursus kėlė geresni nei tikėtasi Vokietijos kompanijos Siemens ir Banko Santander rezultatai. Kiek geresnę ekonominę padėtį eurozonoje demonstruoja ekonomikos pasikeimo indekso augimas balandžio mėnesį. Tokį rezultatą lėmė mažėjanti infliacija ir vyriausybių gelbėjimo planai. Pabaltijo akcijų rinkose taipogi buvo kiek geresnės nuotaikos. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas vienintelis krito 0,35%. Stokojant kompanijų naujienų, rinkos dalyviai atsisuko į TEO LT, kuri dar vakar patvirtino dividendų mokėjimą. Panašu, kad aktyvumas išliks iki paskutinės teisių dividendus dienos, tai yra gegužės 8-osios, kuri bus paskutinė įsigyti šių akcijų norintiems gauti dividendus. Prekybos pradžioje kaina kiek kilusi galiausiai krito iki 1,27 centų ribos. Keletą dienų kilusi invaldos kaina šiandien krito 13,85%. Akivaizdu, kad nebelikus užsienio tarpininko vietiniai numušo kainą iki buvusio lygio. Šiaulių bankas paskelbė norintis leisti konvertuojamas obligacijas, tačiau žinia rinkos dalyvių neišjudino. Apyvarta šioje pozicijoje siekia vos 6 000 litų. Sklandantis gandai, kad obligacijas išpirks vienas investuotojas, yra kol kas nepatikslinti, tad reakcijos didesnės sulauksime paaiškėjus visoms detalėms. Iš viso biržoje akcijų perleista už 1 400 000 litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas augo 2,66%. Kiek didesnė nei įprastai apyvarta išsiskyrė kompanija Ventspils nafta, kurios akcijų perleista už 15 000 latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas ūgtelėjo 0,28%. Kaip ir buvo galima tikėtis, rinkos dalyviai neigiamai sureagavo į bendrovės Baltika skelbtą nuostolį ir akcijų kaina nutempė žemyn 6%. Tradiciškai aktyviausiai prekiauta Tallink Group akcijomis. Šiandieną tiek naujienų, iki ryto.